lapkričio 1, tai mes šiandien ruošiamės kalbėti apie trąšų žurnalą, kurį reikia užpildyti per 20 darbo dienų. Aišku, taip jau spėjame, kad daugelis dar to nepadarė, tai tiesiog skubu pasakyti, kad svarbu tą padaryti, kadangi mokėjimo agentūra tikrina ir, jinai mus informavo, kad tik net 90% yra neužpildę. O kaip žinot, kas dalyvauja agroaplinkosauginėse priemonėse ar ekoschemose, jau nuo 1 žurnalo, čia skirtingai negu augalų apsaugos produktų, ten nuo 200 hektarų, čia nuo 1 hektaro reikia pildyti šitą trąšų, anksčiau buvo tręšiamųjų produktų, dabar trąšų, mes sakom, žurnalą. Tai šiandien Žemės ūkio duomenų centras yra pasiruošęs kaip tik pristatyti tą žurnalą. Mes jau darėme šitus pratimus pavasarį, tuomet gal buvo darbymetis, ne tiek daug klausytojų turėjome, įrašas visą vasarą kabėjo ministerijos svetainėje. Jūsų vėl mikrofonas išsijungia. Kažkas sportuoja. Negerai esam padarę, kad matomai bet kas gali išjunginėti mikrofonus, tai mums bus sunku šiandien. Tai tiesiog, prašau, Rūta kamera dar yra neišjungta ir vaizdo nėra ten uždengta kamera, bet Rūta, jeigu girdi, tai išsijunkite ir taip, ir tuomet galbūt perdodam žodį centrui. Jeigu jau būtų labai daug, matyčiau kelias rankas, tai gal stabtelėsim, tada pasikalbėsime, atsakysime klausimus ir tęsime toliau. Bet aišku, būtų geriausia, jeigu išlauktumėt pranešimo pabaigos ir tuomet sugrįžtume prie, su tais klausimais ar į tas vietas, kur bus neiškumai. Tai tiesiog žiūrėsim pagal situaciją. Birutė, laba diena, kamera kol kas nereikalinga, dar išjunkite. Gerai, tai Raminta, perduodu žodį jūsų komandai. Atsiprašau, aš dar norėčiau pasakyti, kad pradėtas įrašas. Tai visa ta demonstracija bus įrašyta ir po to galėsit visi pasižiūrėti. Tai tiek. Dėkui, Vilma, tai Raminta, prašom. Labą diena, ar girdit mane? Taip, girdim, tik dar nematome. Aha, tai aš esu Rasa, Žemės ūkio duomenų centras, tai tada dalinuosi iš karto ekranu ir papasakosi apie trąšų naudojimo apskaitos posistemę. Tikiuosi jau dabar matote. Taip, viskas puikiai matosi. Taip. Tręšiamuosius produktus į trąšų naudojimo apskaitos posistemę reiktų įvesti prisijungus adresu http://pasėliai.vic.lt. Tai pati programa, ant kurios vyksta pasėlių deklaravimas. Jeigu darbuotojai, tai jie jungiasi naudotojo vardas ir slaptažodis, o ūkininkai patys jungiasi ir pildo trąšų posistemėje trąšas, tai spaudžia per elektroninius valdžios vartus, tada prisijungti per valdžios vartus, būna nukreipti jungtis per banką ar kitą atpažinties priemonę ir prisijungia. Atsiprašau, mes nebegirdami jūsų, Rasa. Atsiprašau, kažkas vėl išjungia mikrofoną. Tai, kaip sakiau, jungtis reiktų pasėliai.vic.lt prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Darbuotojai jungiasi vardu
naudotojo vardu ir slaptažodžiu, o ūkininkai per elektroninius valdžios vartus ir po to prisijungti per valdžios vartus ir identifikuoti save per banką. Ir prisijungim. Kaip sakiau, jungtis pasėliai.vic.lt, o aš demonstruosiu ant mokomosios programos. Tai aš iš karto jau esu prisijungus prie mokomosios programos, jinai tokia pati, tik yra mokomoji. Ir šie duomenys, kurie yra mokomoji programai, jie yra tik mokomoji programai, nėra tikrieji duomenys, todėl galima ant jos mokytis. Taip pat prie jos galit prisijungti irgi mokymai.vic.lt. Taigi, kai prisijungus prie sistemos, matote tokį langą, čia kur pasėlių deklaravimas ir žemiau einame yra trąšų naudojimo apskaita. Paspaudžiam mygtuką, trąšų naudojimo apskaita, atsidaro dar vienas nedidelis langelis įvesti peržiūrėti trąšų duomenis. Tada spaudžiamas šitas ir patenkama į pradinį langą, kur yra naudinga informacija, kontaktai ir pranešimai. Naudinga informacija, mokomoji medžiaga, YouTube filmukai, naudotojo vadovas, PDF formatu, mūsų kontaktai ir pranešimai, kur svarbus vartotojai. Kadangi aš dabar prisijungus savo vardu pavardę kaip darbuotoja, tai man yra paieškos langas, kur aš vesiu valdos kodą ir bandysiu ūkininkui suvesti trąšas. Jeigu ūkininkas prisijungia, tai iš karto jau prisijungia prie savo trąšų suvedimo. Taigi, aš vedu kodą ir spaudžiu paieškos mygtuką, patenkama į Lietuvos žemėlapį. Lietuvos žemėlapis naviguojamas, valdomas, paspaudus mygtuką artinti žemėlapį artėja, paspaudus tolinti tolinama. Arba pelytės ratuką pasukus atgal tolsta, pasukus į priekį artėja, kol galima visai priartinti, matosi jau ortofoto. Taip, tada paspaudus tokį šone esančią trikampį tokį mygtuką, išlenda lentelė, kur yra 3 mygtukai, sluoksniai, tręšimai ir paieška. Paspaudžiam ant sluoksniai ir matome, kad čia yra ortofotografinis sluoksnis, gyvenviečių pavadinimai, kurie orientacijai reikalinga ir KŽS ribos ir numeriai. Jeigu aktualu KŽS ribos ir numeriai, galima įsijungti, tai tada matote KŽS numerius ir ribas tokias pat, kaip yra pasėlių deklaravime, kontroliniai žemės sklypai, baltos linijos ir numeriukai. Taip pat galima irgi panaviguoti, priartinti, tolinti žemėlapį. Toliau. Dabar paieškos mygtukas gali būti aktualus, tai aš apie jį pakalbėsiu. Paieška veikia taip pat, kaip paraiškų priėmimo informaciniai sistemai. Paspaudžiam šitą mygtuką paieška, tada yra langelis vietos paieška ir galima ieškoti pagal vietovės fragmentą. Pavyzdžiui, aš vedu pradžią tik tai pavadinimo, galūnės nevedu, nes galūnė gali keistis, vedu Jonišk ir tada spaudžiu paieškos mygtuką. Paspaudus paieškos mygtuką atsiranda paieškos rezultatai ir daug vietovių, kur panašus yra pavadinimas. Na ir aš, pavyzdžiui, pasirinkti Joniškių, man reikalingas Joniškių kaimas, Šakių rajonas, Šakių seniūnija. Ir paspaudžiu ant šitą ir ta vietovė yra priartinama, jeigu reiktų naudotis. Taip pat paieška veikia pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, tai suvesti reikia žinoma, jau turit žinoti tada kontrolinio žemės sklypo numerį. Aš suvedu ir tada vėl spaudžiu mygtuką ieškoti ir kontrolinis žemės sklypo numeris atsiranda ir kontrolinis žemės sklypas atsiranda man ekrano centre ant žemėlapio, nes čia, sakykime, gali tekti įbraižyti lauką, kuri nėra dar
deklaruotas, tiesiog naujas laukas, kurį tręšit. Ir ateityje deklaruosit. Tai čia taip veikia paieška. Tręšimai mygtukas, tai čia bus vedami tręšiami kalkinami laukai. Dabar pirmą kartą prisijungus ir jeigu yra deklaruoti laukai, tai galima įsikelti laukus iš deklaruotų laukų. Paspaudžiam šitą mygtuką, importuoti deklaruotus laukus, atsidaro lentelė deklaruotų laukų importas. Uždėjus šitą varnelę KŽSNR, tai pasižymi visas sąrašas ir visus laukus įkelsim. Geriausiai tai tų visų laukų tikrai nekelti, nes jeigu jie nėra tręšiami, kam jums visus susikelti ir paskui tarp visų klaidžioti. Tai, sakykime, jūs tręšit tik tai laukus, kurie pavasarį buvo avižom ir deklaravimo metu buvo avižos, tai aš čia per greitai paiešką išsifiltruoju, kad avižos, žinau kodą, naudmenos kodas avižų yra AV, tai čia suvedu AV ir man rodo, kiek pas mane avižų laukų, kad yra 4. Ir aš žinau, kad aš šitas avižas tręšiau tuo pačiu produktu, tą pačią dieną, ar ne? Ir aš tada žinau, kad aš tikrai tręšiau ir aš noriu juos įsikelti į lentelę, bet aš iš karto žinau, kad čia buvo avižos pavasarinė kultūra, vasarinė, o dabar jau yra pasėti, pavyzdžiui, žieminiai kviečiai. Tai keliant galima iš karto pakeisti naudmenos kodą. Aš žinau, kad žieminių kviečių kodas KVŽ trumpinys, suvedu ir iš karto pakeičiu. Galima įsikelti avižas ir paskui, jeigu dabar tikrai ne avižos, o kviečiai, pakeisti naudmenos kodą. O galima kėlimo metu iš karto čia keisti KVŽ ir tada pasirenkam 23 metus. Tarp kitko, galit pasirinkti, galit nepasirinkti, pagal nutylėjimą vis tiek bus įkelti tie patys 23 einamieji metai. Tai spaudžiam importuoti ir va štai 4 laukai iš avižų iš karto pakeista naudmena į kviečius, žieminius kviečius įkelta. Ir nurodyti metai, 23, kaip sakiau, pagal nutylėjimą įrašyti 23 metai. Dabar prie šitų laukų pabaigoje yra šauktukas. Šauktukas rodo, kad laukai kelti, bet neužpildyta tręšimo informacija. Ir štai, užėjus ant to raudono, matosi, kad parašyta neužpildyta žodelis. Tai mes išsikėjom 4 laukus ir nurodysim tręšimą. Bet mes dar, sakykime, toliau dar kitus laukus tręšim, galima dar įsikelti. Tai, sakykime, mes vėlgi sąrašas didelis, sunku susirasti, tai greitoje paieškoje aš, pavyzdžiui, surandau lubinus. Buvo lubinai ir aš dabar, sakykime, lubinų ne visus laukus, o tik 2 įsikelsiu. Lubinų laukus, nes aš juos tręšiu, bet aš, sakykime, vėl kitą kultūrą nurodysiu, kad tai yra rapsas, žieminis rapsas. Ir vėlgi galiu pasirinkti metus, galiu nepasirinkti ir importuoju. Tai dar 2 laukai įkelti. Įkėlus tiem laukam dar galima kitaip įkelti GPS duomenis. Jeigu jūs turit GPS prietaisų išmatuotus laukus, juos galima taip pat įkelti. Tai tada spaudžiam šitą mygtuką, tai nusirodom failiuką, kuris jau yra paruoštas ir turi būti įkeltas į kompiuterį. Turi būti failiukas suarchyvuotas, jau iš karto pas mane yra kompiuterį paruoštas, suarchyvuotas šiai formatu failiukas. Ir aš jį nusirodau ir čia nurodytas jo kelias ir spaudžiu įkelti duomenis. Ir štai keliamas dar vienas laukas. Jis sėkmingai įkeltas, tik nėra naudmenos, kėlimo metu nėra galimybės nurodyti. Tai dabar aš turiu šitiek laukų,
dabar galiu aš jiem surašyti tręšimus. Vieną kartą, toj parodysiu, vieną kartą paspaudus ant lauko, laukas priartėja žemėlapyje iki, kviečių laukas, kur yra irgi paspaudus priartėja, paspaudus priartėja ir šitą irgi paspaudus priartėja. 2 kartus kliktelėjus ant įrašo atsidaro lentelė, lauko atributai. Matot, pas mane čia 7 laukas ir čia 7 lauko atributai, čia numeriukas. Rodoma unikalus numeris, plotas, kokio 2 hektarai 27 arai. Pasirenkam naudmeną. Na, čia, sakykim, kvietrugiai žieminiai naudmeną, kad 23 metai čia galima nurodyti ir tada tręšimo kalkinimo produktas. Dabar jau iš karto tręšimą renkamės. Na, sakykim, tręšiam NPK trąšomis. Aš pasirinkau pirmą iš sąrašą NPK ir tręšimo būdą reikia nurodyti iš išvardintų, renkuosi, sakykim, lokalus ir kiek dabar panaudoto tręšimo kalkinimo produkto kiekį kilogramais suvedė, tada paskaičiuoja programa kilogramus į hektarą ir perskaičiuoja azoto kiekį kilogramais į hektarą ir pabaigoje reikia nurodyti datą tręšimo. Na, sakykime, tai buvo spalio 4, uždedu datą ir būtinai reikia spausti šitą apačioje esantį mygtuką pliusiuką, papildyti lentelę naujų tręšimų kalkinimu. Papildom, įrašas yra. Dabar, jeigu šitas įrašas mums netinka, kažkas klaidingai, aš galiu įrašo pabaigoje paspausti pieštuką ir redaguoti. Tai galiu, sakykime, pakeisti tręšimo būdą, ne tas nurodytas. Pakeičiu, kiekį galiu pakeisti. Ar kitą informaciją. Ir jeigu pakeičiau teisingai, vėl spaudžiam mygtuką žalią atnaujinti. Paspaudžiam, atnaujinam. Jeigu dar kartą reikia keisti duomenis, vėl spaudžiam pieštuką, paspaudžiam pieštuką, vėl kažką pakeičiam ir atnaujinam. Dabar vienam laukui galima nurodyti ne vieną tręšimą, o kelis. Tai čia, sakykime, buvo NPK ir dar, sakykime, karbamidas kas. 32 tręšta. Vėlgi aš nurodau produktą, būdą, kiekį, tada panaudoto tręšimo kalkinimo produkto kiekis kilogramais į hektarą apskaičiuojama iš karto ir koks azoto kiekis kilogramais į hektarą ir tada, sakykime, kurį dieną tręšiat, nurodo 9 ir pridedam tręšimą pliusiuką. Tai va, yra 2 trąšos nurodytas. Čia galit vienam laukui daug supildyti tręšiamųjų produktų. Paskui netyčia ir tada, kai jau suvedat, spaudžiam mygtuką patvirtinti. Paspaudus mygtuką patvirtinti, trąšos jau išsaugomos. Anksčiau būdavo papildomas mygtukas saugojimo, kas žino, dabar nieko nereikia papildomai saugoti, tiesiog šitam laukui suvedus trąšas, iš karto spaudžiam patvirtinti ir išsisaugoja kartu. Bet aš prisiminiau, kad aš vis dėlto ne tam laukui suvedžiau 2 trąšas, karbamidų nebuvo tręšta, tai aš, sakykime, galiu jį ištrinti. Ir čia užėjus ant šito mygtuko su minusiuku yra pašalinti tręšimo kalkinimo įrašą. Aš paspaudžiu ir jis pašalinimas ir lieka 1 trąša. Ir vėl paspaudus, spaudžiam patvirtinti ir tai pasitvirtina išsaugoma. Ir žiūrėkit, dabar prie KRŽ naudmenos kodo prie šito įrašo lentelėje matosi, kad nebėra šauktuko. Šauktuko reiškia, kad jau užpildyta tręšimo informacija ir jo nebelieka. Taigi vienam laukui išpildėm. Visi laukai, kurie sukeliami į lentelę, yra su šauktukais. Jie įkelimo metu iš karto yra išsaugomi dabar, o dar, kai suvedama tręšimo informacija, reikia spausti, kaip sakiau, mygtuką
patvirtinti ir tada išsisaugo tręšimo informaciją ir nebelieka šitų šauktukų. Šauktukai rodo, kad neužpildyta tręšimo informacija. Tai dabar turim laukus KVŽ 1, 2, 3, 4, 4 laukus ir visi 4 laukai tręšti tuo pačiu produktu, tuo pačiu laiku. Ir žinom bendrą panaudotą trąšų kiekį, tai galim rinktis mygtuką įrašyti tręšimų kalkinimo informaciją pagal kultūrą. Štai šitą mygtuką paspaudžiam, atsidaro kitokios formos lentelė, tada atrenkam, kad tai žieminiai kviečiai KVŽ, pasirenkam metus, kad 23, matom, kad yra laukų pas mane lenteliai 4, bendras plotas 15 hektarų ir tręšiam irgi, sakykime, NPK trąšomis, pasirenku tręšimo būdą ir kiek panaudojau trąšų bendrai 15 hektarų. Sakykime, panaudojau tiek kilogramų trąšų visam plotui ir tada paskaičiuoja, kiek kilogramų į hektarą panaudota ir apskaičiuoja azoto kiekį kilogramais hektaras. Ir nurodom datą. Data, sakykime, tręšta, irgi 4, ten kaip kiti laukai tręšti, taip ir čia. Dedam spalio 4 ir įsirašo tręšimo data ir būtina paspausti pliusiuką esantį apačioje, papildyti lauką nauja tręšimų kalkinimu. Šitą pliusiuką paspaudžiam, pliusiuką rašo naujas tręšimo kalkinimo įrašas sėkmingai paskirstintas tarp laukų su kultūra KVŽ. Ir matom, kad čia prie KVŽ nebeliko šauktukų. Ir tada jau kaip paspaudam šitą pliusiuką, čia yra mėlynas užrašas, galim uždaryti šitą lentelę. Ir pažiūrim, kviečiam taip, po vieną įrašą yra, kad tręšta NPK trąšomis ir spalio 4 dieną. Ir vienam laukui, kitam laukui, trečiam laukui, 4 laukui. Taip užpildėm įrašyti tręšimą kalkinimą pagal kultūrą. Lygiai taip pat šitiem kviečiam galima įrašyti ir kitą trąšą per tą patį mygtuką ir daugiau. Dabar dar yra raž, taip, rapsas žieminis, vėlgi galima vesti kiekvienam laukui atskirai, jeigu skirtingi produktai, skirtingi dienos tręšimo, arba galima naudoti tą patį vėl mygtuką įrašyti tręšimą kalkinimą pagal kultūras, jeigu tręšta tuo pačiu produktu visi tie laukai rapso žieminių ir tą pačią dieną. Ir aš renkuosi vėl raž, pasirenku metus 23, 2 laukai, 3 hektarai. Tada pasirenku vėl, sakykime, vėl NPK, tręšimo būdą, pasirenku kiek ištręšta, gal šiek tiek mažiau, panaudota tręšimo kalkinimo produkto kiekis kilogramais, kiek panaudota, tada kiek kilogramų į hektarą ir paskaičiuojamas azoto kiekis kilogramai į hektarą ir vėl data tręšimo. Dedu tą pačią 10. 4 spalio. Ir spaudžiu vėl tą patį pliusiuką, kad papildyti laukus naujų tręšimų kalkinimu. Ir paspaudžiam, parašo, kad papildyta ir uždarom. Ir vėl galim patikrinti, kad laukam paskirstyta. Paskirstyta. Jeigu, sakykime, pamiršau, kad aš vis dėlto vieną rapsų lauką tręšiau 10.04, o kitą tręšiau vėliau, tai aš galiu dar per čia atsidaryti ir vėl pasimti redagavimo mygtuką ir pakeisti, sakykime, datą. Ir vienam bus laukui
kad tręšta 10.4, kitam 10.3 pakeičiu. Nu, galiu aš nebūtinai tą, galiu dar paredaguoti ir pakeisti, sakykime, į kitą trąšą ir vėl patvirtinti. Ir vėl tada, kai čia pakeitimus padarom, čia reikia patvirtinti, kad išsisaugoti duomenys. Taigi šitą. Bet dar, sakykime, kaip ir kviečių laukai 1, 2, 3, 4, mes suvedėm vieną trąšą, o mes žinom, kad dar kažkurį lauką trešiam irgi dar kitą trąšą, tai galim irgi čia atsidaryti ir dar papildomai įrašyti tręšimą kitą trąšą. Kitą trąšą galim dar įrašyti. Šitam laukui. Čia įrašau, kiek sunaudota kilogramai, paskaičiuoju kilogramais į hektarą, azotą paskaičiuoju ir kada tręšimo. Dar galima įrašyti. Tai galima įrašyti abiejais ir būtent čia suvedus visą tręšimo informaciją irgi yra pliusiukas, papildyti lentelę naujų tręšimų, papildom ir įsirašo ir patvirtinam. Tai va, dar vienam kviečių laukui pridėjo antrą tręšimą, dar kitam kviečių laukui galima pridėti antrą tręšimą. Pavyzdžiui, 2 laukai netręšti dar kartą, o 2 yra tręšti skirtingom trąšom ir tada aš atskirai dar užpildau. Šitą irgi lauką užpildau. Nesvarbu, kokias čia kiekį kilogramais į hektarą ir dar kartą papildau. Tai va, dar vienas tręšimas. Patvirtinam. Taigi galima kiekvieną atsidaryti ir supildyti tręšimą, arba galima per mygtuką įrašyti tręšimo kalkinimo informaciją pagal kultūrą, bet tik kai rašot per šitą mygtuką, galima tik tai tręšimą nurodyti, šiuo metu galima nurodyti tik tai visiems laukam vienos kultūros. Neišeina nurodyti tik vienam laukui tos kultūros, bet bus visi laukai atrinkti tos kultūros ir tada metus ir iš karto 4 laukus atrenka ir visiems tada supildot tręšimą. Taigi šitaip suvedam tręšimo informaciją. Dabar yra dar mygtukai įbraižyti. Įbraižymas redagavimas, gali atsitikti tokia situacija, kad reiktų naują lauką įsibraižyti arba esamą paredaguoti ir, sakykime, aš dar kartą per paiešką surasiu tą kontrolinį žemės sklypą ir žinau, kad ten naujas mano laukas ir aš jį tręšiu, surandu ir čia bandysiu įbraižyti lauką. Tai tada pasiemu šitą mygtuką, įbraižyti tręšimą kalkinimą. Paspaudžiu pieštuką ir braižau. Dedu 1 taškelį, 2 ir va taip va nubraižau lauką. Čia nereikia labai tiksliai kaip pasėlių deklaracijai, bet va aš įbraižau paskutinį tašką. Va čia kaip einu 2 kartus, takšt ir tada laukas įbraižytas ir atsidaro šitą lentelę. Va rodau, kaip laukas įbraižytas. Ir laukas įbraižytas man iš karto atsiranda apačioj ir su šauktuku, kad neužpildyta ir nenurodžiau kultūros naudmenos, tai ir nėra naudmenos kodo. Ir laukelis yra įbraižytas ir jisai matosi oranžinės spalvos. Dabar, jeigu man netinka įbraižymas, aš galiu paredaguoti. Yra mygtukas plotų redagavimas, paspaudžiu mygtuką, atsirado taškučiai viršūnėse, yra vieni tamsiai pilki, kiti yra balti mažesni, o tamsiai pilki didesni. Paimam už tamsiai pilko taškučio ir patempiam. Ir taip galima lauką redaguoti, formą keisti, mažinti, didinti. Ir vat, kai redaguojat, matosi plotas, va, šalia laksto, yra langelis baltas ir matosi plotas. Dabar yra 11, rodo, kad 11,62, 11,62, dabar va čia, sakykime, 11, 14, 11 hektarų 14 arų ir taip keičiasi kartu ir rodo, koks plotas, kai mes didinam ar mažinam lauką.
Galima ne tik tai už pilko tampiau, dar už kito pilko galiu tempti ir už balto, bet patempus už balto taškučio, tai tempti geriausiai tada, kai reikia papildomai dar taškelių. Patempus už balto taškiuko, aš kaip patempiu, jisai jau tampa tamsiai pilku ir dar atsiranda 2 balti taškučiai, padaugėja taškučių. Atsiranda dar 2 balti taškučiai ir tie 2 balti taškučiai, tiesiog papildomai atsiranda. Vėl tempant už pilko, vėl už pilko, redaguojam. Ir už balto, aišku, galima redaguoti, bet kai už balto tempom, tai tada dar ir taškučių padaugėja. Tai redagavimas. Dabar galima dar ištrinti šitą pilką, nereikalingus taškučius. Tai taškučių trinimas, aš tuoj čia parodysiu taškučių trinimą, užeinam ant taškučio, atsiranda rankytė, užeinam ant pilko taškučio didesnio, atsiranda rankytė, aš tikiuosi matot, ir paspaudam pelės ne kairį mygtuką, bet dešinį. Ir atsiranda užrašas pašalinti. Spaudžiam pašalinti, taškutis dingsta. Vėl užeinu su rankytė, su pelytė, atsiranda ant taškučio su pelytė, atsiranda rankytė, tada paspaudžiu pelės mygtuką ne kairį, bet dešinį, atsiranda mygtukas pašalinti ir užeinu ant jo ir pašalinu taškutį. Turiu pastebėjimą, galėčiau šitoj vietoj. Alio. Nežinau, tai taip klausau. Ten, kur dabar rodot pašalinti, realiai jisai ne visada veikia duomenų toj sistemai PPISO. Tai kiek man teko šalinti... Sakykit. Tikrai dabar yra sutvarkyta ir tikrai vienu metu neveikia mygtukas, bet dabar... Supratau, ačiū. Tada pagrindiniai sistemai tikrai veikia. Dėkui. Nežinau tiksliai ar prieš savaitę, bet tikrai šiuo metu veikia, tikrai įdiegta ir tikrai veikia. Ir šitas trinasi, šitaip taškučiai. Tai taip, trinami taškučiai. Ačiū. Taip pat dar galima paredaguoju aš plotą ir, pavyzdžiui, mums apkirpti pagal kažkokį tai KŽS-ą, čia, sakykime, yra vidury, kai čia kažkoks miškelis ar kas, ar ne, ir šitas, kad iškristų iš viso lauko ploto, tai paspaudžiam apkirpti pagal KŽS ribas, paspaudžiam ir tada iškerpama, apkerpama. Lygiai taip pat pagal pakraščius galima apkirpti, nebūtina tiksliai braižyti pagal visus pakraščius. Pavyzdžiui, čia pakrašty. Nubraižomas laukas, aš čia labai grubiai braižau. Laukas nubraižomas, 2 taškučiai. Šiuo metu aš nieko nedarau, tręšimo nevedu ir apkirpti pagal KŽS ribas, paspaudžiam ir apsikerpa pagal ribą. Dabar dar yra mygtukas trinimas, tai ištrinti galima tik tada lauką, kai laukui nėra įvesta tręšimo informacija. Tai šitie 2 įbraižyti laukai, aš galiu juos ištrinti, štai šitas laukas mano yra sąraše geltonas, pas mane čia oranžinis, nes jis yra pažymėtas, aš spaudžiu mygtuką ištrinti lauką, šiukšliadėžį ir laukas bus ištrintas, klausia, ar noriu ištrinti, sakau taip. Ir ištrinam. Kitą lauką vėlgi aš pažymiu, čia pažymiu, arba lentelį pažymiu ir tada spaudžiu mygtuką ištrinti lauką, šiukšliadėžę ir laukas ištrinamas taip. O su tręšimo informacija lauko nėra galimybės ištrinti, pavyzdžiui, prisiartinu žieminių rapsų lauką, bandau dabar trinti. Paspaudžiu trimimą, ar tikrai norite ištrinti lauką, ar aš sakau taip, ir rašo čia geltonas pranešimas, kad negalima ištrinti, nes yra tręšimo informacija. Nespėjau perskaityti, dar kartą spaudžiu vėl ištrinti,
sakau taip ir dar kartą skaityti. Lauko trinti negalima, nes jis turi patvirtiną tręšimo kalkinimo informaciją. Aha, vadinasi, norint ištrinti šitą lauką, reiktų pirmą ištrinti tręšimo informaciją, ištrinam, patvirtinam ir tada vėl atsiranda laukas su šauktuku ir tada aš galiu ištrinti. Čia jeigu netyčia ne tam laukui suvesta tręšimo informacija ir ar tas laukas yra nereikalingai keltas, ten kažko, tiesiog susimaišyta, kad kaip galima ištrinti. Taigi, parodžiau, kaip suvesti tręšimus, kaip įbraižyti, kaip ištrinti. Dabar šitoj lentelėje pas mane nedaug yra įrašų, tačiau galima, jeigu didelis sąrašas, galima filtruoti, tai spartusis filtras čia. Spartusis lentelės filtras, tai va čia atsistojus ir paspaudus su pelyte galima filtruoti, pavyzdžiui, kviečius KV pradedu vesti naudmeną ir jau filtruojasi visi kviečiai. Galima filtruoti pagal plotą, jeigu man, pavyzdžiui, reikia, kur plotas yra 2, čia galima filtruoti pagal plotą, kažkas čia truputį Dabar galima dar filtruoti tręšimų laukus kitaip, tai filtras pagal metus galima išsifiltruoti, čia tik 23 metai ir pavyzdžiui galima filtruoti pagal naudmeną, galim filtruoti pavyzdžiui KRŽ ir paspaudžiam ir tada lentelė matoma tik KRŽ. Taip, norim, kad vėl visus matytų, vėl paspaudėm filtrą, tada visos naudmenos, tada metai, kadangi taip ar taip visi 23, tai nebūtina nuimti, bet reikia nuimti ir filtruoti. Ir tada vėl visas sąrašas. Šitos lentelės su tręšimais eksportas yra galimas, eksportuoti CSV formatu. Tai va šitą mygtuką paspaudus, susiformuoja CSV formatu tręšimai ir galima paspausti ir atsidaro, nežinau ar matosi, tai vat išsieksportuoja tręšimai. Taip, tai dabar apie šitą lentelę pakalbėjau ir dar yra vienas mygtukas rasti mano vietą. Čia aktualu tiem, kurie sakykime, nori užpildyti informaciją tręšimo esantis iškart lauke, kuris yra tręšiamas, tai galima esant lauke paspausti šitą mygtuką, tada paklausia programa, ar leisti nustatyti jūsų buvimo vietas, sakau leisti ir tada nurodo, kur yra jūsų buvimo vieta, čia šiuo metu. Tai mano, kur kompiuteris Vilniaus mieste yra, tai toj vietoj ir rodo. O jeigu jūs būsit laukuose su kompiuteriu ir iškart norėsit tręšimą užpildyti, tai jums parodys tą vietą ir galėsit ten laukai braižyti ir užpildyti. Dabar dar yra, netgi pirmas klausimas buvo, kaip nurodyti trąšą, kurios nėra sąraše. Kai čia, sakykime, paspaudžiam ir norim trąšą suvesti, bet čia sąraše ieškom ir nerandam trąšos. Niekaip nerandam tręšiamojo produkto ilgam sąraše ir kaip mums tą trąšą suvesti. Tai tada yra mygtukas ataskaitos ir tada reiktų spausti peržiūrėti, koreguoti tręšiamųjų kalkinamųjų produktų sąrašą. Šito jūs nematysit, kaip prisijungtit, šitą mato tik tai kontroliuojančios institucijos, o jūs matysit peržiūrėti, koreguoti tręšiamųjų kalkinamųjų produktų sąrašą, paspausit šitą mygtuką, atsidarys lentelę
Ir tenai galima bus suvesti tręšiamuosius produktus. Aš mačiau, kaip buvo pirmas klausimas, kad norite įvesti trąšą NPK 10, 52 ir liktai vėl 10. Tai dabar pabandom paieškoti, pabandom įvesti. Tai aš bandysiu vesti NPK ir tada 10, 52, 10. Ir aš užsidedu, kad čia yra mano, kadangi čia aš mokomoji programa, aš vedu, kad tai yra tai yra testas, o jūs, aišku, taip nevedat, jūs vedat MPK 10, 52, 10. Trąšos pavadinimą, tada tipą reikia nurodyti, o mineralinės, organinės ar kalkinimo medžiagos, dar papildysim tipą mineralinis /organinės organinės trąšos ateityje bus. Dabar pasirenkam, kad taip, NPK trąšos 10, 52, 10 nurodėm, mineralinės trąšos ir nurodom kiekius azoto. Tai 10, 52, 10 ir prie NPK šitai trąšai paspaudžiam pliusiuką įrašyti įrašą ir įrašom įrašą. Ir matot, į sąrašą įtraukta. Iš tikrųjų, jūs matot tik tai savo įrašytas trąšas, jūs kolegų nematysit, kitų ūkininkų, galite įsivesti savo. Jeigu tikrai matot, kad trūksta sąraše, stenkitės tikrai, jeigu jau trūksta trąšos, tai sąžiningai nuo etiketės ir nurašyti, kokia tai yra trąša. Dabar galima tą įrašą įvestą redaguoti. Redaguoti yra pieštukas, paspaudžiat ir jeigu netyčia kažką netaip įvedėt, galima pakeisti tipą, kiekį, sakykime, ar čia kažką pakoreguoti pavadinime ir tada vėl pakeitimą atnaujinti. Jeigu vėliau įvesit ir, sakykime, matysit, kad antrą kartą jau kartojasi ir maišosi keli įrašai tokie patys, tai tada galima rakinti. Dabar žiūrėkit, aš suvedžiu NPK 10, 52, 10 test, ar ne? Uždarom šitą lentelę. Ir uždarom šitą lentelę ir dabar bandysim kažkuriam tai laukui, pavyzdžiui, šitam laukui parinkti šitą trąšą. Tai dabar bandom ieškoti NPK 10, 52, 10 test. Ta, kur aš suvedžiau, specialiai uždėjau žodelį test, kad lengviau būtų atrinkti. Nurodau šitas trąšas, tada tręšimo būdą. Kiek aš sunaudojau, nurodau kilogramų, kilogramai hektarą pasiskaičiuoja, kiek azoto ir tręšimo datą parenku. Ir vėl dedu šitą žalią mygtuką, papildyti lentelę naujų tręšimų kalkinimų, paspaudžiu ir prisideda trąša. Ir tada būtinai patvirtinu, kad įvedžiu. Dabar dar grįžtam prie tų pačių ataskaitų, paspaudžiu mygtuką, tada peržiūrėti, koreguoti tręšiamųjų kalkinamųjų produktų sąrašą. Dabar pasižiūrėsim, paieškosim tos pačios trąšos tam sąraše, kurį mes ką tik įvedėm. Taip, atsidarė, dabar čia, žiūrėkit, daug labai trąšų, pas jūs, aišku, mažiau bus, nes matysi tik savo, aš dabar matau daug daugiau ir aš bandau paieškų surasti NPK 10, 52, 10, jeigu jūs irgi nerasit, sunku, tai va čia yra paieška ir galima surasti. Ir dabar, matot, NPK 10, 52, 10 ir čia yra ženkliukas, tai reiškia, kad jau trąša panaudota ir jau nebėra mygtuko, kaip prieš tai buvo redagavimui. Tai reiškia, jeigu kažkuriam laukui jūs jau panaudojate trąšą, tai jau viskas, jau nebegalima keisti tos trąšos pavadinimo, procentinės išraiškos, jau, jinai panaudota.
Bet ir matot va čia, kad jau ženkliukas, kad panaudot. Tačiau jeigu matot, kad netyčia įvestos kelios vienodos trąšos ir jum maišosi paskui sąraše, tai galima rakinti. Rakindamo mygtukas spinutė užrakinti įrašą. Dabar aš pabandysiu užrakinti įrašą ir parodysiu, kas vyksta. Aš šitas trąšas NPK 105210 bandau užrakinti. Klausia, ar tikrai norite. Sakau, gerai. Ir kad užrakinus nebegalėsite panaudoti. Ir jau tada spinutė. Ir tada jau spinutę, uždarom šitą lentelę. Ir dabar tada trąšą nurodėm 4 laukui. Taip, ta trąša liko, nors ir užrakinta, bet jinai liko prie šito įrašo, viskas tvarkoj. O dabar noriu panaudoti 3 laukui ir bandau surasti. NPK 1052 ir 10. Ir jau nėra rezultato. Tai yra, jau tos trąšos nebegalima kitam laukui parinkti, kadangi jos jau įrašas užrakintas. Taigi į tą sąrašą tikrai veskite tik tas trąšas, kur tikrai nėra sąraše, į papildomą sąrašą patys ir aišku atsakingai irgi užrakinkit. Tik tai tada, kai jau matot, kai labai jau dubliuojasi ten tos trąšos ir labai maišosi. Tai atrodo, kad viską papasakojau. Jeigu pabaigus čia darbą trąšų posistemiai norit atsijungti, tai galite, aišku, atsijungti. Čia aš atsijungčiau, o galima grįžti per mygtuką į paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Štai aš grįžau ir galite atlikti kitus veiksmus. Norit vėl į trąšų posistemą, atspaudžia trąšų naudojimo apskaita, įvesti, peržiūrėti trąšų duomenis ir vėl šita pati posistemė. Ir aš vedu vėl valdos kodą, paieška ir va štai čia tos pačios, tai patys laukai su tręšiamaisiais produktais užpildyti. Tai aš pasakojimą apie trąšų naudojimo apskaitos posistemę baigiau. Tai dėkui, Rasai. Įbraižytas laukas. Palaukit, nekalbėkit, kam patinka, ten Agnė jau neišlaikė, paklausė, bet šiaip jau keliat ranką, tada klausėte. Mūsų yra virš 700, čia labai greitai pasidarys turgus. Tai jo, Rasa labai jau išsamei, Alvydas pavasarį turbūt 2 trumpiau užtrukdavo. Tai dabar jau kyla rankos ir pirmoji yra Laimos, tai prašom, Laima, klauskite. Mikrofonas išjungtas. Jeigu Laima negirdi, tai Modesta antra, ir jeigu Modesta girdi, tai įsijunkit mikrofoną ir jūsų klausimo klausom. Taip, Modesta. Norėčiau, kad parodytumėt pavyzdį, kaip iškirpti, tarkim, balą, kuri nėra kaip KVŽS ribas apsikerpant. Tarkim, pavasarį jos nebuvo, o atsirado rudenį. Ir jinai yra vidury lauko. Tai va, būtų įdomu pamatyti, kaip tokį variantą padaryti, nes, tarkim, tręšiama mėšlu arba srutomis, tai Modesta, aiškus klausimas. Turbūt supratom, Rasa, ar galit sugrįžti su ekranu? Jo gal tiesiog nereikėtų išjungti? Taip, su ekranu galiu sugrįžti. Iškirpimo tokio kaip